Kaip patikrinti, ar geras šalmas? Turim priekti avariją. Čia labai tiek tu matai ūkį. Išputinę ten nusukam. Audrey! Hello, hello! Būtent tak. Irgi shoppingo varys? Ja, tiesiog. Shopping. Shoppy. Nu, privalgiam, nebegalo. Tik erkė iš pampo. Čia sriubą pasimt ir antrą. Pavalgiai? Priedai labai. Jo. Vėliau. Pavalgėt ar ne? Ginčiame čia su Hebra dabar biškė. Pavyzdžiui, mes, o jau negyvenimą, tai į ateitį yra 9-11, atsiprašai. O Hebra bando įtikyti. Kas tokie bando įtikyti? Va jie. Ne, gal ne Antanės, gal Paulis labiau bando įtikėti, kad Porsche'as yra Š. Tai kas yra Paulio geriau tada? Saka Bentelis. Parašykit komentaras, kokį jūsų yra. Mes mėgstam dažniausiai pasišnekėti, tai pasvaigti apie tas mašinas. Ką, jaunimas, turim užduotį? Ble, man labai gail, kad mes nevarome to dekatlono, nes ten mes taip pigiai apsipirktume. O dabar išleisim 3 kartus daugiau. Kaip šitas manas? Nu gal ir patogi visai būtų, ne, Pūro? Pabandyk šitas kaip lankstas. Kaip šitas? Šitas stipriau reikling, Pūro. Ai, ne? Mūsų darbą čia gavote SSD dabar, 1 terabaitą. Kadangi pamačiau, kad per vieną dieną prifilmuojam apie 100 gigabaitų, kai išlėksim slidinėt, visą savaitę reikės kažkur kelt medžiagą. Ir labai reikėtų trikojo dar. Kamera būtų lengva pasistatinės dabar. Ramstau į kiekvieną kampą. Tai. Atsimenat, Paulio, kaip atvažiuodami į parduotuvę ir mums nieko nereikėdavo, tiesiog to pacientrį galėdavo pabūti pro valandą laiką. Galvojam su Pauliu atsinaujint dronelį. Va tokį, ir 3. Pasim, nes dabar yra miniukas. Tai jeigu pakyla tas dronas aukštyn ir biški vėjas didesnis, iš karto jį nuneša iš šoną. Mes prieš keletą metų nusipirkam Laciją, HDD. Vadinas Lacija. Tokia didumo dėžutė yra HDD, hard drives, jis yra LED. Ir jeigu nori, kad tu jį paleistum, jį turi įkišti 220, įkiši razetę ir tada įkiši kompiuterį. Ir žiauri LED. Aš dabar nusipirko SSD, žiauri greits SSD, žiūrėkit, kokia mažumais. Neįtikėtų. Tenkinta? Išpardavimas. 170 eurų beveik. Nu. Kelytė 100 eurų. Ne. No money, no honey? No. Ne, čia nesąmonė. Čia išpardavimas. Čia kaip galim tai vadinti sale. Kelininkas, ne? Gerai, nu. Matysies. Ir padirbėt gerai. Bus ir slidinėt ir prie fūro. Tau net nereikės kuprinės jums. Nu, pasižiūrėk. Kišenės, SSD, piniginės, kameras, čia droną įsidėsim, čia pulto. Pasižiūrėk, čia vis kamerą kalbėjo įdėt. Bliamas, pažiūrėk. Kaip sutvarkėjai, biškai. Sakai, čia. Edins pakelas. Nu, kaip žmogus. Bet apsimūkėlis. Kas gali žiūrėti tik į berną? O pištinytės viską. Vėl galim. Vėl tau SD kortelės, visokios laida, pakrovėjais, powerbanks. Ne, priestas. Tai gerai, nu. Gerai, termo. Super. Ne? Jo, labai gerai. Man vieno slydę duokit. Tvarėm bitę. Va šitas berniuksas pirms. Jisai kartu su mums slidinėt važiuos. Paklausinėsim klausimą, jo, ne? Jo. Ok. Kaip patikrinti, ar geras šalmas? Tuoj, palauk. Kodėl jūs taip stovėt? Net normaliai, va atsiremti savo. Atvarėm pasikeisti plevelės, bet užklijavo plevelę ir nebesikirdi. Visi kamerų atsakį pradėjo dar kartą. Problem ta, kad nėra iš tikrųjų tų ląstelių, bet radom 12 GoPro Black. Paulis davė pasiūlymą, sako, perkam 12 Blacką. Saka, kamerą išmes, o lasdą pasiliks. Vituga, aš dabar filmuoju, ką tu sakai, lauk labai, kai ant kur užlips? Ant skardžia, žinai, to prasme, kai va, busim ant skardžia tiesiai. Tikiuos gabytė bus su šypsena, žinai, normaliai, kaip priklauso, žinai, nu. Viskas, hebra, iki rytojos
susimatysim. Labas rytas visiems. Šiandien naujienos tokios, kad išvažiuojam į Italiją paslidinėt. Išvažiuojam į Valgardeną. Tai reiškia, mes iki vietos turim nei daug, nei mažai, apie 1700-1800 km. Už nuomotą mašiniuką visai savaitėjai sumokėjom 400 eurų iš viso. Tai paros nuomos kaina 50, tai džiaugiamės iš tikrųjų, kad gavom gerą kainą. Dar iš viso važiuosim 7. Supažindinsiu visus, kodėl važiuojame Valgardeną, nes praeitais metais buvom Austrijai, apie Valgardeną šiaip geri atsiliepimai, sako, kad brangus kurortas, bet labai pasisekė gauti apgyvendinimą. Kai tik iškrito bookingas, ta prasme, opcija new to booking, buvo tik nauji atsiradę, iš karto užsibookinom. Čia visiems 7 už apgyvendinimą išleidom 200 eurų. Visiems 7, o šiaip apgyvendinimas startuoja nuo 3-4 tūkstančių eurų. Nu, Paulio, ar pasiruošęs? Žinoma, taigi pažiūrėkite, blemba, 3 lagamynai. Vienas darbą, kits, atostogins, kits, net nežinau. Tiek, o kaip tu galvo, mes vien prisidėm nuvažiuosim? Žinoma. 1800 km. Komisija apžiūri, bus įkėlė. Nu viskas okei, sėdinės biški lankstos ar nelabai? Aš nežinau, man atrodo, kad nelabai. Nelabai, ne? Bet neatrodo labai blogai, atrodo visai gerai. Čia Domantas, kaip tau užvardyti apačioj? Domantas, ūkininkas. Tiesiog Domantas. Tiesiog Domantas. Sakam Vituką, davai palauk, taigi kartais įleisit, gerai, nusisukam, atsisukam, Gabi, verik šalimas Vituką, nebėriu viską. Leidžiasi, palikam mumą. Strateguojam, Domantas biški išsigandys kažkas sėdi. O ar iš karto leisis nuo juodas, ar dar... Nebūkame kadzė, žinok, jeigu tu nori, kad tave išvežtų po to polikliniką, tai ar ligoninę, tai ta prasme. Aš žinok, Domantas, tu mano, kad tu prieis prie varlinyką vaikišką ir sakys, eik tu O, gustė. Labas. Jinai bus kelionės vlogerė, official. Aš irgi būsiu vlogerė, jau pradėjau. Dar vienas mirtininkas, Žygimantas. Kaip tavo nuotaikas? Puikios, viskas super. Labas. Nemeluos, biš drapkingas, gal nusijobins kažkur. Standartinė žygė. O kiek baudas gal? 15 eurų. 15. Nu nieko, nevalgys vieną dieną kalnuos ir viskas gerai bus. Biš drap, rankus jau. Atvykome į Dekatloną apsišopinti. 3,9 milijonų. Ne, kai kalbam apie Bolt Capą. Kaip kazinkiai praloš 39 milijonus. Ir kaip joks bičiukas sėdinti šalia nepaklausė, ar tau viskas gerai, Žygi. Gustė, mes slidinėt važiuojam. Jėvė, kaip išsiganda, tu man ką tik prigavai įvykę vietoj, nes aš norėjau nepakabinti čia patį. Bet mes slidinėt važiuojam kampo baseino aprangą. Turim specialią kainą, alkoholio kupinėlę, 4 eurai, tai manau tikrai praktiška, įsigykime. Are you ready, kids? I can hear you! Išbandom naują kelią jo. Kaip Vitukai? Patenkins kartavo sumokėtas mokesčiai. Džiaugiamės iš tikrųjų. Galėtų visoje Lietuvoje tai padaryti. Esam ant Lietuvos-Lenkijos sienos. Sudarom pilimą, degalų, pasipildysim langų skystį, nes dingo nebėra. Nu, tipo, neįpratęs na kamerą. Ką čia filmuojat? Ką čia filmuojat? Dar Hebra nenusprendus, ką daryti. Ar mes važiuosim iki pat galo, ar mes stosim kažkur pusiaukelį mėgoti. Tai vat viskas nuo nuotaikų priklauso, kaip seksis. Ar kamščių nebus, ar kokios avarijos nebus. Jeigu labai sklandžiai, tai gal ir davarysim iki galo. Važiuojam mūsų pusiai duobių pilna. Ir va įlėksim to į Lenkiją. Čia ir bumva prasideda. Lenkija. Ir man naujas kelias iki pas Varšuvos.
liko 1400 km. Mes čia tokia sušūtė tarp to gal aš tas 2 gauruotis vyras nebegaliu. Buvo atėjęs va tas vyriukas, kur eina dabar. Blema sako, pagelbėkit, man reikia kažkaip nusigauti iki Latvijos, nes sako, dirbau Vokietijai. Sako, biški prigėriau. Vokiečiai viską atėmė, visus dokumentus, pasas, viską atėmė. Jis dabar kažkaip atsidūrė Lenkijai, stabdo, ieško lietuvių Latvijų, kad kažkas jį pervežtų atgal. Jau cheminį turėsim daryti, matau, atiduodam mašiną. Kas buvo žygiai? Šitą. Taigi fainai atsiminimai. Hebrytė, čin darom. Da bus mūsų šūkis bendras tada. Toks bus žodis. Čin. O? Čin. Šitas geras reikalas, nu vis tiek tu matai ūkis, kuris ne ten nesukam. Sukas. O tai čia jau suko. Jis negali. Kur statėt? Kam? Kam iš prie? Surašėm su apgyvendinimu. Standartiškai čekinas nuo 3 valandos, bet labai gražiai paprašiau pavyko susiderinti nuo 10. Tai mes į vietą atvažiuosim, jau iš karto turėsim kur gyventi. Aš tik negeris, duodam. Neišsities per aukštai. Mygtukas. Kiek per sekundę pagerina kontrą. Per sekundę per 0,0. 5G, Vytas prost, jam. Kažkaip nepataikytas. Aš sakė, taip. Gerai, aš turiu dabar biškį palaukit, pagerinti rezultatą. Garbent per vietą, aš džiaugiuosi, kad aš trečias, viskas gerai. Bet aš galvoju, kimu išeisiu. Vytautas pirma vieta. Lietuva. Ne tik chemijai ir biologijai pažengęs, bet ir McDonald'ą. Tai va, kolektyvas, ką mes pavalgę, pasportavę, viską tvarkingai, labai su kelienais ir galvom biškį pasumuštom, pasiekę atitinkamus rezultatus, keliaujame toliau į mūsų Italiją. Mūsų Italija da yra už 1167 km. Tikėkime, kad mūsų šita likusi kelionės dalis bus kantri, neskausminga ir tikrai aš manau mes pasieksim savo kelionės tikslą ir su geromis nuotaikomis. Ir geromis su pagalba. Subscribe, like, comment. Čin.